Mano vardas Karolina, esu šokių trenerė. Visada juokauju, kad ši profesija pasirinko mane pačią ir jaučiu nuo pat mažens, kad įkvėpti žmonės, teikti jiems žinias yra mano misija ir mano būtis. Savo treniruotėse visada akcentuoju, kad kiekvienas mokinys turi savo unikalų progresą, unikalų judesį, kurį mes stengsimės kartu ieškoti. Tai mokiniai iš mano pamokų gali tikėtis vidinės transformacijos, labiausiai pasitikėjimo klausimų ir noriu, kad kiekvienas mano mokinys patikėtų savimi, patikėtų savo jėgomis. Rinktis šokius kaip savo papildomą veiklą labiausiai rekomenduoju dėl to, nes šokis yra labai puikus laisvalaikio praleidimo būdas, jeigu tai yra labiau apie mėgėjišką klausimą. O šokis šiaip padeda įgauti pasitikėjimo savimi, labiau mylėti savo kūną. Taip pat, manyčiau, kad šokio treniruotės labai ugdo discipliną ir gebėjimą siekti tikslų. Efektyviausias būdas, mano nuomonė, tobulėti kaip šokėjui yra neužsidaryti savęs į dėžutę, neįspausti savęs į rėmus ir bandyti kuo daugiau įvairių stilistikų. Ir tada universalumas be jokios abejonės tampa raktu į labai spartų tobulėjimą ir savo unikalaus judesio ieškojimą. Mano treniruotėse visada vyrauja motyvuojanti, geros energijos aplinka, mes motyvuojame vienas kitą, mokiniai vieni kitus ir aš taip pat juos. Ir nepriklausomai nuo grupės lygio tikiu savo visais šokėjais vienodai ir visada kartoju, jog bendras tikslas visada mus augina ir augins kartu. Iš įvairių savo mokinių atsiliepimų žinau, kad mano mokiniai mano pamokose labiausiai vertina mano asmeninį dėmesį kiekvienam šokėjui ir mano detalumą gilinantis į šokio stiliaus technikas, ne tik į paviršutinius dalykus, bet labai mėgstu gilintis į kokybę ir tikiu, kad mokiniai tai jaučia ir tikrai labai vertina. Žmonėms ir šokėjams, ypač tiems, kurie tik pradeda savo kelią, visada kartoju, kad judesys yra labai puiki saviraiškos forma ir tai tikrai gali tapti labai saugi erdvė tobulėti ir tiesiog būti savimi. Šokis man yra mano namai, mano kasdienybė ir mano saugiausia erdvė, kurioje galiu jaustis visaip kaip noriu ir visiškai tikrai būti savimi. Kviečiu ateiti.